Sveiki, esu humanitarinių mokslų daktaras Andrius Martinkus. Tęsime mūsų pamąstymus apie kintantį pasaulį ir apie Lietuvos valstybės, lietuvių tautos vietą šitame kintančiame pasaulyje. Nenumaldomai artėja spalio 13 diena, kai darysime pasirinkimą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. Kuo arčiau ši diena, tuo labiau kaista aistros viešojoje erdvėje ir tai neatsitiktinai, nes šitie Seimo rinkimai skiriasi nuo visų iki šiol buvusių Seimo rinkimų po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais. Kuo ypatingi šitie Seimo rinkimai? Pagrindinė jų ypatybė ir skirtumas nuo visų prieš tai buvusių Seimo rinkimų yra tai, kad jie vyksta karo metu. Deja, karo metu. Pagrindiniai karo veiksmai šiuo metu vyksta Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose, Palestinoje. Bet karo veiksmai vyksta ne tik konkrečiose teritorijose. Karo veiksmai vyksta ir konkrečiose žmonių sielose, žmonių protuose ir širdyse. Kas yra karas žmonių sielose, žmonių protuose ir širdyse? Tai yra karas tarp vertybių. O dabar paklauskime savęs. Žmogaus gyvybė. Vertybė ar ne? Neabejoju, kad absoliuti dauguma normalių žmonių atsakys, kad taip, žmogaus gyvybė yra vertybė. Ir šitas atsakymas yra visiškai teisingas, nes žmogus, kaip prašome šventajame rašte, yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. O kas vyksta Lietuvoje? Dabar, prieš Seimo rinkimus. Išgama ir psichopatas Algis Ramanauskas ragina žudyti žmonės, kurie klausosi rusiškos muzikos. Bet įdomiausia yra ne pats Algis Ramanauskas, įdomiausia yra reakcija viešoje erdvėje į šitą situaciją prieš Seimo rinkimus. Mes matome du priešingus šios reakcijos polius. Vienas polis tai Eduardo Vaitkaus viešas atsiprašymas už Arūno Valinsko ir Algio Ramanausko viešus raginimus žudyti neteisingai mąstančius Lietuvos piliečius. Ir antras polis. Antras polis viešas daugiau kaip 150 liberalių visuomenės veikėjų laiškas prezidentui Nausėdai. Asmeniškai pažįstu kai kurios iš tų, kurie pasirašė šitą laišką. Taigi laiškas, kuriame šitie veikėjai nuogąstauja dėl to, kad Eduardas Vaitkus ir į jį panašus gali patekti į Seimą. Taip, konkrečios pavardės ir politinių jėgų pavadinimai tame laiške nėra minimi, bet laiško mintis visiškai akivaizdi. Mintis tokia, kad Eduardas Vaitkus ir į jį panašus yra blogai, o Algis Ramanauskas nieko baisaus. Tik pagalvokime, tas, kuris ragina žudyti liberalų, yra nesmerkiamas, o smerkiamas tas, kuris atsiprašo už raginimą žudyti. Ir štai čia mes prieiname prie svarbiausio dalyko. Mes prieiname prie klausimo, kokiai sistemai meta iššūkį Eduardas Vaitkus. Mano atsakymas toks.
Eduardas Vaitkus meta iššūkį sistemai, kuri teigia, kad vienus žmonės žudyti yra blogai, o kitus žmonės žudyti yra gerai arba bent jau nieko tokio. Eduardas Vaitkus meta iššūkį sistemai, kurioje, pavyzdžiui, žudyti ukrainiečius yra blogai, o žudyti rusus nieko tokio. Arba, kai žudo Hamas, tai blogai, o kai žudo Izraelis, nieko tokio. Eduardas Vaitkus meta iššūkį sistemai, kurioje vienų žmonių gyvybės yra vertybė, o kitų žmonių gyvybės nėra vertybė. Šita sistema yra globali. Tai yra globali, neoliberali sistema, o Lietuva yra mažytė šios sistemos dalis. Tiksliau, Lietuvą valdantis neoliberalus režimas yra šios sistemos dalis. Algis Ramanauskas, kviečiantis žudyti neteisingai mąstančius Lietuvos piliečius, yra šios sistemos dalis. Sistemos, kuri Lietuvoje žinoma kaip landsbergizmas. 3 dešimtmečiai neoliberalizmo, landsbergizmo viešpatavimo Lietuvoje buvo Lietuvos naikinimo dešimtmečiai. Sunku pasakyti, kiek dabar Lietuvoje yra gyventojų. Pagal oficialią statistiką Lietuva neteko trečdalio savo žmonių per neoliberalizmo, landsbergizmo viešpatavimo dešimtmečius. Nes neoliberalizmas yra globali mirties kultūra. Mirties kultūra čia yra terminas, kurį pirmas pavartojo popiežius Jonas Paulius II. Eduardas Vaitkus yra vienintelis tikras antisisteminis politikas, nes jis vienintelis atsiprašė už sistemos garsiakalbio Algio Ramanausko raginimus susidoroti su netinkamais piliečiais. O tie daugiau kaip 150 liberalių visuomenės veikėjų nepasmerkė Algio Ramanausko, bet smerkė, nors ir neminėdami, aišku, vardo ir politinių jėgų pavadinimo, bet jie smerkė Eduardą Vaitkų ir jam pritarančius, nes jie jaučia grėsmę. Sistema jaučia grėsmę. Eduardas Vaitkus sako tai, ką sako jau daug politikų Europoje. Ką tik Austrijoje vykusiuose parlamento rinkimuose laimėjo partija, kuri yra prieš karą Ukrainoje. Eduardas Vaitkus pasveikino Austrijos žmonės. Mes, Lietuvos žmonės, galime irgi balsuoti prieš karą Ukrainoje. Prieš karą, kuris gali ateiti į Lietuvą. Prieš karą, kuris yra globalios neoliberalios sistemos vadovaujamos Jungtinių Amerikos valstijų produktas. Eduardas Vaitkus yra vienintelis politikas iš tų, kurie vadovauja partijų sąrašams šiuose Seimo rinkimuose, kuris nebijo kalbėti apie tikrasias karo Ukrainoje priežastis, apie žmonių žudimo Ukrainoje priežastis. Todėl Eduardas Vaitkus yra vienintelis antisisteminis partijų sąrašų vedlys. Ir todėl aš esu su Eduardu Vaitkumi. O tiems, kurie vaidina opoziciją režimui ir tyčiojasi iš Eduardo Vaitkaus ir jo sąrašo, linkiu ir toliau saugiai ir patogiai plūduriuoti
šiltoje, neoliberalioje landsbergizmo kloakoje. Taigi šiandien tiek. Dalyvauju rinkimuose Eduardo Vaitkaus sąraše Lietuvos liaudies partijoje, sąrašo numeris 5. Sąraše esu 7. Jeigu reitinguosite, jeigu jums priimtinos yra mano mintis, mano laidos, galite, kai reitinguojate, galite kilstelti mane biškį aukščiau. Bet vis tiek iki rinkimų dar susitiksime, tikiuosi. Taigi dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir iki